Sveiki, gal galite prisistatyti? Sveiki, aš esu Antanas iš įmonės Aršnaud ir mes teikiam technologinius paieškos sprendimus elektroniniam parduotuvėm. Ar jūs šiemet pirmą kartą dalyvaujate šioje konferencijoje? Ne, šiais metais antrą. Taigi, gal galite palyginti? Praeitais metais buvo truputėlį mažesnė pati konferencija, nes buvo vienoje salėje. Tai galbūt toks buvo pabandymas, ar reikia ar nereikia to, bet visi pamatėm, kad to reikia. Šiais metais 3 salės, seminarai, kuriuose daug geros informacijos, pranešimai su įdomiom apžvalgom ir paprastai tokios informacijos internete kartais net nerasim. Tai labai džiaugiuosi, kad vyksta tokia konferencija, tai padeda vystytis pačiai e-komercijai Lietuvoje, kadangi lyginant su kitom rinkom galbūt jinai nėra tokia didelė ir tai padės įaugti. Ir labai smagu pamatyti daug pažįstamų ir daug naujų veidų. O dėl organizacinių reikalų, ar nesunku sudėlioti savo laiką, kur dalyvauti, nes tuo pačiu metu vyksta užsiėmimai? Aš iš tikrųjų labiau prioritetų skyriau mūsų ir įmonės daromą veiklą, tai nebuvo man sunku apsispręsti. Taip, o ką apskritai manote apie situaciją elektroninės komercijos pasauliniu mastu ir Lietuvoje ir kaip jinai galėtų tobulėti Lietuvoje? Lietuvoje, aš manau, dar truputėlį atsiliekame iš technologinės pusės. Tai yra daug įvairių sprendimų, kurie yra Amerikos rinkoje komercijos, kur yra labai brandi ir Europoje, ir Lietuvoje dar nėra tokių technologinių sprendimų, kurie, sakykime, yra užsienyje. Tad ir mes su įmonė atvežame naują technologiją iš užsienio, daug know-how gavę užsienyje ir padedam Lietuvos e-komercijai. Tai taip. O Lietuva kol kas turi kažkokius specialistus šioje srityje, jūsų akimis? Žiūrint kokios srities. Turim gerų programuotojų Lietuvoje, žiūrint iš apskritai iš IT pusės. Aišku, jie yra brangus, turbūt labai gerų programuotojų e-komercijos verslai galbūt ir neįperka, taip sakant. Tai užtat kartais lengviau yra outsourcinti tiesiog profesionalų paslaugos, negu sakyti, kad mes padarysim tą patį, ką gali profesionalai. Taip. O visumai, ar manote, kad ši konferencija naudinga? Be abejo.